Man visada buvo viduje toks mini svajonė prisijungti prie 5 ryto klubo. Tu 5 ryto keliesi ir pradedi daryti dalykus, kol visi dar miega. Aš bandžiau vieną kartą, kitą kartą. Ir kiekvieną kartą jausdavau tikrai nežmonišką stresą, sunkumą. Aš realiai, labai sunku. Pasidariau miego tyrimą. Yra genetikai atradę geną, kurį patikrinus mes galim suprasti, ar mes esam vakariniai žmonės ar rytiniai. Taip. Vienas yra tas, kuris keliasi vėliau ir eina vėliau miegoti, ir kitas, kuris keliasi anksti ir eina anksčiau miegoti. 60% žmonių pasaulyje yra prisitaikantis, kurie gali prisitaikyti, o kitus 40% dalinasi pelėdžiukai su vyturėliais. Pasidariau tą tyrimą ir sužinojau, kad aš esu ta pelėda, žinai. Kažkaip nustojau knisti savo protą. Iš vis tą mintį numečiau ir nebeapsikraunu ir dėl to kažkaip man lengviau netgi pasidarė. Kartais mes galim netgi kažkokį tai režimą įdėkti į savo gyvenimą, bet tas režimas gali būti visiškai nesuderinamas su mūsų genetika, su kūno galimybėmis ir taip toliau. Tai netgi ir tas darbas, vienas gal ir gali tas 10 valandų atidirbti, o kitas negali gal tų 10 valandų atidirbti, jis gali tik 6 valandas dirbti. Tai čia, žodžiu, svarbiausia yra surasti tą balansą, bet jeigu tu jau